Labai daug dalykų šiandien mums atrodo savaime suprantami, tačiau taip buvo ne visuomet. Pavyzdžiui, heroinas ar kokainas kažkada te buvo vaistas ar kitokių produktų ingredientas. Jų buvo galima įsigyti tiesiog parduotuvėse. Šiandien tai skamba neįtikėtinai. Aptarkime, kas dar anksčiau buvo normalu, o dabar skamba itin keistai. Daugiausia 18 ir 19 amžiuje Anglijoje ir Jungtinėse valstijose egzistavo nemažai miestų, kuriuose buvo draudžiama būti bjauriam. Gatvėse buvo draudžiama pasirodyti negražiems žmonėms, tai yra ligotiems, suluošintiems, nudegusią odą, išsigimusiems ar bet kaip kitaip deformuotiems žmonėms. Buvo sakoma, kad tokie žmonės priverčia kitus nemaloniai jaustis ir kelia šleikštulį, todėl jų vieta uždarytiems tarp 4 sienų. Už pasirodymą viešumoje bjaurus žmogus buvo baudžiamas piniginė bauda arba išvežimu į vadinamuosius vargšų namus, savotišką beprotnamį neturtingiesiems. Visuomenių požiūris į neįgaliuosius ir sergančiuosius pasikeitė tik po Pirmojo pasaulinio karo, kai namo grįžo begalė suluošintų karių, tačiau toks įstatymas oficialiai buvo išnaikintas daug vėliau. Dabar, kalbant apie cigaretes, pamatysite begalybę perspėjamų žinučių ir ženklų apie didelį jų daromą žalą, tačiau anksčiau cigarečių reklamos buvo kiek kitokios. How can you add to it? With a menthol cigarette. Newport Filter Cigarettes. The most refreshing smoke of all. Newport Menthol Cigarettes. Praeitame amžiuje jas reklamuodavo kaip labai sveiką vaistą. Pramanų ir pardavimo triukų buvo įvairių. Pavyzdžiui, buvo reklamuojama, kad cigaretės išgydo astmą, gerina sveikatos būklę, kraujotaką ir net sveika nėščiosioms. Jas pirkti siūlydavo pasamdyti daktarai ir mokslininkai. Rūkyti seniau buvo galima visur, net ligoninėse ir gimdyklose. Sijonai ar suknelės ne visuomet buvo tik moterų garderobas. Anksčiau sukneles dėvėjo visi, nepriklausomai nuo amžiaus ar lyties. Suknelės buvo patogios ir laisvos, todėl kelnių daug kas nemėgo. Jos buvo nepraktiškos ir sudėtingos. Su sijonais ar sukniomis buvo daug patogiau vaikščioti, tuštintis, nusivilkti ar jas pasiūti. Vyrai tai dėvėjo nuo seniausių laikų, dar prieš istoriją. Viduramžiais germanai ir kiti europiečiai skyryboms laiko nešvaistydavo. Egzistavo praktika, kai susipykę sutuoktiniai galėjo viską išsiaiškinti ringe. Poros savo nesutarimus sprendė kovoje vienas prieš vieną. Kadangi vyrai biologiškai stipresni, jiems kovoje galiojo įvairūs suvaržymai. Pavyzdžiui, turėjo stovėti duobėje su viena ranka pririšta už nugaros, o žmonai kaip ginklas buvo duodamas maišas su akmenimis. Taip ginčus galėjo spręsti ir ne tik sutuoktiniai. Prieš liudininkus pykčius spręsdavo ir kiti, prie teisinio ginčo priėję žmonės. Kai automobiliai dar nebuvo tokie populiarūs, degalinių nelabai būdavo. Paklausa buvo itin maža. Pirmieji automobilių savininkai degalus pirkdavo skardinėse, jas pardavinėjo vaistinėse ir kalvių parduotuvėse. Prieš tualetinį popierių pasaulyje žmonės užpakalį valydavosi įvairiausiais būdais. Vieni naudojo bendras kempines ant pagalio, sudužusio vazono šukės, kriauklės, geležinius strypus arba užpakalį trindavo suvalgyto kukurūzo burbuolės likučiais. Tik vėliau išvietėse paplito naudoti senus laikraščius ir žurnalus. Tualetinis popierius po pasaulį išplito ir išpopuliarėjo tik praeitame amžiuje.
O štai prieš dantų šepetukus žmonėms taip pat teko pasikliauti savo fantaziją. Dantis valydavo su vazono šukėmis, paršų plaukeliais, žolėmis, medelių šakomis, trupintais kaulais ar kriauklėmis, plytomis, porcelianu ar skalaudavo savo šlapimu ar pienu. XIX ir XX amžiuje plito žmonių zoologijos sodai. Ekspozicijose buvo talpinami laukiniai, praščiokai, vergai ar specifinių rasių žmonės. Jų būdavo tiek JAV, tiek Europoje, tiek Azijoje. Gyventojai ateidavo pasižiūrėti į neįprastus ar nematytus žmonės, pastebėti, kaip jie elgiasi, kalba, rengiasi ar maitinasi. Štai pavyzdžiui, čia matote į Europą iš Argentinos atgabentus čiabuvius. Jie 1889 buvo eksponuojami Paryžiuje. Tuo metu tai buvo nematyta egzotika. Pasauliui globalėjant žmonių zoologijos sodai nedingo, pasikeitė tik jų eksponatai. Pradėjo plisti vadinamieji išsigimėlių šou. Pramogų kompanijos mokėdavo apsigimusiems ar keistiems žmonėms, kad dieną jie sėdėtų parodose, o lankytojai jų ateitų pažiūrėti, apkalbėti ir išsijuokti. Taip atsirado ir išsigimėlių cirkai, kai su jais pradėjo keliauti ir pasirodymus ruošti neįprasto sudėjimo ir išvaizdo žmonės. Pavyzdžiui, moteriai su barzdomis, žmonės su 2 galvom ir panašiai. Nors šiandien dauguma moterų investuoja į veido plaukų vešlinimo ir ryškinimo procedūras, buvo laikai, kai egzistavo visiškai priešinga mada. Viduramžiais Europos moterys bandydavo vizualiai išryškinti savo kaktas, todėl šalindavo viską, kas galėtų nuo kaktos nukreipti dėmesį. Išsiraudavo arba nusiskusdavo blakstienas ir antakius. Kai kurio šalindavo ir dalį galvos plaukų, kad išryškėtų didelė ir ovali moteriška kakta. Šiandien tiek. Dienos klausimas jums. Kaip manote, kokie dalykai šiandien mums atrodo normalūs, o po 100 metų žmonėms atrodys visiškai makabriški? Pasidalinkite komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.